Dabar svarstymo stadija, diskusija, joje užsirašė vienintelis Petras Gražulis. Taip, gerbiami Seimo nariai, man atrodo, kad patylėti progą praleido ponė Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsson, kurios senelis Čmil, tėvas taip pat, kur atvažiavo ir laisvėje kabutėse atvežė į Lietuvą su tanku, o senelis buvo 37 NKVD rezervistų sąraše, tėvas. Pone pirmininkė, jūs nei karto viešai neatsiprašėte už savo senelio ir tėvo padarytus nusikaltimus Lietuvai. Nei karto. A kažin, jeigu čia pasisuktų vėl politinė situacija, ar jūs net kristumėte į senelio ir tėvo politinės nuostatas? Aš labai abejoju. Šitos vėliavos labai plačios Ukrainos greitai pakeistų gal rusiškom vėliavom. Arba įsitrauktumėte senelio ir tėvo dokumentus ir mylėtumėt kitą sistemą. Štai jūsų patriotiškumas. Jums reikėjo geriau patylėti. O ponui Zingeriui, tai jūs kalbėkit apie savo tėvo anketą. Ar jos nebuvo? Ar tai melas? Duokit Žemaitaitį dabar į teismą. Ir ginkitės. Gerbėmieji, bet šiandien mes matome, nėra nei vienos šventos tautos. Kiekvienoj tautoje yra didvyrių ir nusikaltėlių. Neišimtis ir žydų tauta. Ir melagis šitas Vyšniauskas, jis nekaltino visos žydų tautos, Žemaitaitis, kaltino atskirus asmenis ir atskirus veiksmus Izraelio. Tai jūs pritarėte, kad Izraelio vyriausybė griautų už ES pastatytas mokyklas? Pritarėte tam? Ar tai vienu žodžiu tikrai yra nusikaltimas, kurį reikia pasmerkti? Žinoma, galbūt jis prisiminė tokį pasakymą iš senovišką folklorą, kur visi mes mintinai žinojom apie žydus. Bet tai dėl to reikia apkaltą daryti. Žiūrėkite į esmę, į principą. Aš dabar pasakysiu, jeigu Seimo tribūnos, kad Kristų nužudė žydų tauta ir žydai, man apkaltą pradėsite. Taip? Taip, bet buvo tarp žydų ir apaštalų, kurie mirė už Kristų, bet buvo Judas, kuris išdavė Kristų. Tai ką man apkaltą padarysit, dabar visi tauta šventa? Gerbėmieji, kur jūs einate? Bolševizmas. Baisiau negu stalinizmas. Jūs einate stalinizmo keliais. Žodžio negalima pasakyti. Tiesos negalima pasakyti. Apkaltos už tiesą. Atsipeikėkit vieną kartą. Aš džiaugiuosi už opoziciją, kur paklausė Vyšniausko kaltinimus ir atsiėmė ir nedalyvauja šitom absurdiškam procese. Jūs kurstote antisemitizmą, o ne Žemaitaitis. Jūs bandote paslėpti tiesą. Visokių buvo žmonių. Raskite žmogų vyresnio amžiaus, kuris pasakytų, kuris neprisimintų, kad žydai dalyvavo. Taip pat, kai sako, NKVD veikloje, lygiai kaip lietuviai, kitų tautybių žmonės. Bet buvo ir didvyrių. Ir ką jūs čia darote? Ar mes visi turime mąstyti ir galvoti taip, kaip mąsto ir elgiasi konservatoriai, ir ypač Vyšniauskas? Jūs atsipeikit vieną kartą. Dabar motyvai po svarstymo. Andrius Navickas už nutarimo projektą. Aš nežinau, aš norėčiau pradėti nuo labai baisaus dalyko.